Tai parodysiu savo miegamąjį, kurį reikia visas, pažiūrėkit, koks kampas, kalnas rūbų. Reikia lyginti, tai pasiruošiau tą lyginimo, nežinau kaip jis vadinasi, tiesiog lygint maikės su karštu oru. Pučia, žodžiu, išlygina maikės. O Jėzau, aš jau nebeturiu jėgų, bet nu kažkaip bandysim. Palinkėkit man sėkmės. Iš karto etiketės nusiplėšėt ar dedat į spintą su etiketė, nes žinau, kad yra žmonių, nu kur deda, aš tai vis laik nusiemu jas. Bet iš tikrųjų kitą kartą nusiperki, būna daiktų, kad neužsidedi ir ta etiketė būtų geriau pardavimui. Bet aš tai visą laik nusiemu jas. Na, jeigu nesu tikra dėl kažkokio rūbo, tai ir nenuimu, bet kaip 100% esu tikra, kad nešiuosiu, tai ir nusiemu. Jau pavargau seginėtos. Kiek reikia prisekti, o vaikeli. Nusibodo. Kiek čia tos tų popierių prikabina iš visų pusių. Liktais viskas, etiketės ilgumo tai aš nusegu, žinokit. Ir etiketės visas ilgas, tas tokias man jos nervuoja. Tuos tokius irgi šniuriukus, kur čia vat būna tokie kabo. Aš irgi, žinokit, nukerpu. Viską nusikarpau, kad mane neerzintų. Joks šniurelis neerzintų. Fainai dėti naujus rūbus į spintą ir laukt, kada galėsi užsidėti. Va, pagaliau atsikasiau savo stalą, komodą. Nu viskas, jau į pabaigą. O šitą dar reikia uždėti, išlyginti. Kaip šitą įsijungi, tą, kur vėja šitą orą pučia karštą, tai žiauriai karštą būna kambarį. Nu, bet ką daryti? Dabar kondicionierius įjungtas ir šitą įjungiu, tai čia karštas oras. Žiemą gerai, kambariai prišyla. Kaip va, įjungiu. O taip tai žiauriai karšta. Va, parodysiu, kad biškai dulkės nuvalau. Nežinau, ar matysis jums, ar ne.
Čia mano Keila, mano šuo, kur netekau prieš 7 mėnesius. Ir 7, kiek čia jau. Sausio 16 teko užmigdyti ją. Parodysiu. Turbūt jau nesimatys. Man gal biški matos. Tokią širdelę užsisakiau su jos. Nežinau, ar matos. Nu, žodžiu, tai vis prisimenu ją. Atgyveno jinai pas mane, kiek jinai, virš 15 metų. Jai lapkritis suėjo 15 metų ir sausio mėnesį teko užmigdyti, nes labai jai prastai pasidarė, tai užmigdėm. Labai liūdna, visą ko prisimenu, vis dar iki šios dienos aš ją. Ten buvo mano vaikas, mano pirmas vaikas, išmylėta, išglostyta. Tai jo liūdna, bet ką padarysi, kaip ateina toks laikas. Todėl ir nenoriu daugiau jokių kitų gyvūnų. Man per sunku paskui jos paleisti, tai ne. Nebenoriu daugiau, sakiau. Po kol kas tai tikrai ne. Gal kada ateityje, kaip vaikas bus didesnis, galbūt, bet dabar tai tikrai ne. Va, kiek aš čia visko atsikasu. Taip, kiek, o Jėzaus stalčiai, nu čia viską reikės perrūšiuoti, čia vaiko. Mano darbinis halatas dar. Vaiko. Man čia dar vieną suknelę nusipirkau. Nurodžiau. Va, ir kompą irgi atsikasiau. Ojei. Va, dar vieną suknelę pirkausi. Parodysiu. Tokia. Ir vėl su korbatkom. Aš net kaip čia neplanuoju pirkti tokių su tom korbatkom, bet man tiesiog gaunas, aš nežinau kodėl. Tai va, dar vieną suknelę. Iš tikrųjų susidėt. Aš jau biški kurias vešiuos. Aišku, dar 3 savaitės iki atostogų, bet aš jau ką deduosi atskirai kažką, ką jau vešiuos. Žinokit, taip pavargau, kad jau viskas. Ir pamiršau, kad reikia valgyti. Šiandien realiai valgiau, biškį prisėsiu pakalbėti. Šiandien valgiau atsikėlusi ryte, kavą atsigėriau ir krosaną įsikepiau. Tai to krosano realiai mažiau negu pusė, nes vaikas susimanė, antrą dingėjau kepti. Aš juos nusipirku šaldytus, tai į tą ninzę įsidedu ten 12 minučių ir įsikepa. Tai žodžiu, suvalgiau pusę krosano su kava, per pietus kavos atsigėriau su tokiu, nežinau, kaip proteininis šokoladukas, toks mažiukas ten, ir jogurtą, ir sulčių stiklinę.
Dabar, kaip sakau, tai yra žiauru. Aš nieko šiandien nevalgysiu, o jau yra po 6:20. Tai kažką greitai įsikepti, nežinau, ką čia pasidaryti. Galvoju, kažkaip užsimaniau, turiu lietuviškos duonos ir pasidarysiu greičiausiai tą. Mes vadindavom vaikystėj kaubojaus kepurę kažkokį, kaubojus mes sakydavom, ale tipo kaip išpjauni vidury tą skylę tokią ir kiaušinį į vidurį įmušė. Mes vadindavom kaubojaus kepurę. Tai vat, jeigu žinot šitą, tai žinot. Tai jaučiu varysiu šitą įsikepti. Vyras valgys, tai yra dar likę. Vakar dariau aš šitą spageti, jau kartoju, aš pavargau, aš nebeturiu net jėgų kalbėti. Spageti su faršu dariau aš tenais, su tomato, su pomidorų tokia pasta, tai jisai šitą valgys. Pasėmiau vaiką iš darželio, kaip namuose, taip dirbu, įsijungus kondicionierius, taip gera, vėsu. Tai va, su tom storom tokiom kelnėm išvariau 27 šilumos karačia. Laukia tai į sauną. Aš čia visur langus susidarius, atsišaldžius namus, tai taip gera. Ne, jau geriau kojos nekelt per tokį karštį, tai jau tikrai ant saulės, tai ten tikrai virš 30 anglių, tai sakau, tai tas karštis tai yra visai kitoksai. Tai. Tai greitai įsikepsiu. Išsikepsiu tą, kaip sakiau, kaubojaus kepurę. Duoną su kiaušiniu. Pas mus šaldytuvas tai toks pustuštis. Čia labai kamera yra pilna, tik tiesiog reikia daryti. Reikia susitvarkyti ir šaldytuvą išsivalyti. Gal rytoj biškį. Va, kiaušinių tai. Porą kiaušinių. Beveik 7 valgau, nežinau, čia pusryčiai, čia pietus, o čia kas. Bet tiesiog gal valgyti kažkaip nesinori, tvarkaisi. Bet tas oras toksai vėsokas, tai ir nelabai norisi. Čia labai daug valgyti. Reikia išdėti jau sveikornus suvalgyti. Tai va taip greit, paprastai. Ir viskas. Pomidoras iš sodo. Aš nesu mėsaėdė, man realiai mėsos nereikia. Aš esu nesąmonių, va tokių va. Mėgstu valgyti. Miltinius labai mėgstu.
Visą laiką mėgdavau nuo pat blineliai visokiausi. Kada buvau numaža, važiuodavom cepelinų pavalgyti, ten Kaune kažkur į Tigrasą ar kaip ten briedžių medžioklė kažkokia lygtais, tai vadinos, nelabai pamenu. Tai važiuodavom su šeima Cipakų pavalgyti, tai klausdavo Evelina, ką valgysi, nu tipo, ar cepelinų valgysi, aš niekada nevalgydavau tų cepelinų. Aš sakydavau blinelius su bananais. Nes sakau, man mėsos, bulvės šiaip mėgstu, cipakus dabar mėgstu, bet man mėsos tai šis gali nebūti. Aš 2 metus mėsos nevalgiau. Buvau susigalvojus, ne tai kad susigalvojus, bet nu tiesiog organizmas nenorėjo visiškai mėsos, tai ir nevalgydavau. Taip 2 metus buvau visiškai nevalgiau. Paskui atsimenu vasarą, brolis kepė šašlykus. Taip, ir kažkaip niekam nesakydavau, kad ten ale vegetarė, ar ten nevalgau mėsos, tiesiog nevalgydavau ir viskas. Brolis kepė šašlykus ir vat, pradėjau tada valgyti. Tai kvepia kažkaip, vat, organizmas toksai jau pati jaučiau, kad nori ir vėl pradėjau valgyti. Nu va, bet man jos dabar valgau, bet nelabai man jos, nelabai man reikalinga. Ai, pavargau jau šiandien, tai jau viskas, tikrai žiauriai pavargau. Aš tų kiaušinių lukštų neišmetu. Tai ir mama prašė pataupyti, susidžiovint. Aš tai kažkaip nedarau, bet šiaip reiktų padaryti. Susidžiovini, išsivalai. Paskui susimali ir va taip geras kalcis yra. Natūralus žodžio kalcis. Kai fainai, kaip dabar tas spintelės susitvarkiau, tai pati darai, kaip fainai. Bet neaišku, kiek ilgai čia bus tokia graži. Nu, tikėkimės, kad... Va, čia atidaryta druska yra. Va, pilna pripirkta, atidarysiu, neatidarysiu. Užsikišiu ir nematai ir tarki. O, pipirai baigės. Biškį pipirų. Ko man reikės kečupo ir majonezo. Paskui ir viskas. Tokia mano bus vakarienė. Va. Atvariau į Tesco didžiąją. Čia yra vaikams uniforminiai rūbai.
Ir pažiūrėt vaikui gal kojinių, nes mano vaikas tik baltas dedasi. Jokių kitokių nesideda. Šiaip jos labai ilgos, nelabai fainos. Taip, pas mano vaiką bus mėlyni marškinukai, bet ne marškinukai, o polo tos maikės. Aš marškinukais tai neperku. Tai man reikia jam nupirkti kelnių, kaip ir turiu, visos tokios storos, šortų, gal dar reikėtų paimti vienus turiu, vienus dar reiktų nupirkti. Norėčiau, buvo kitoj parduotuvėje George, buvo kargo tokie šortai fainesni su kišenėm. Megztinio mūsų spalvos tai nėra, sakau, nei vienoj parduotuvėje. Raudoni, žali, mėlyni. Pas mano vaiką bus bordo spalva. Niekur neparduotuvėse, šiaip labai sunku rasti. Nežinau kodėl. Čia mergaičių suknelės. Ir nei treningų, matau treninginės, man treninginių reikia rūbų vaikui. Šortai treninginiai, jaučiu, šitos reikia paimti jam. Tai 4 svarai. Būtinai paimu, jaučiu, 3-4. Mano vaikas toks sumažintas, tai jam visi rūbai dideli. Paėmiau ir bliuzoną, bet vėl išmeros nėra. Aš nežinau, kažkaip niekur. Čia tipo, jam bus penktadieniais tas kaip kūno kultūra tipos. Jam 5-6 matau, kad bus didelis, bet nieko. Į džiovyklę įdėsim, susitrauks. Čia mamos hakas. Įdedi ir susitraukia, jį nėra išmerų. Taip pat taip vis tiek pasitraukia paskui. Batus aš jam nupirkau iš Clarks. Užsakiau dviejus iš kūno kultūrai ir nes manau, čia tokie nelabai patogus. Nelabai man tokie patinka. Kieti, aš nesidau, kaip čia tie vaikai turi būti visą dieną su tokiais batais. Šitie gal dar kažkokie biški lengvesni, bet kai mediniai batai. Jau ne. Kas čia pažiūrim? Dabar žiūriu lagaminus, nes mums vieno lagamino trūksta. Aš kažkaip neatsimenu, kur mano vienas lagaminas dingęs. Ar aš jį išmečiau, net neatsimenu. Aš galvoju, kad 2 turiu didelius. Nes mes dabar skrisim į Turkiją. Tai mums priklauso ir dideli, ir maži. Žodžiu, kiek norim, tiek ten tų lagaminų. 20 kg galime į didelį, 8 su savim ir dar mažą tašę 4 kilai. Tai mes sakėm, tikrai tiek nesivešim, tiek nereikia savaitį laiko, tai 2 didelius lagaminus pasimsim ir viskas, bet reikia lagaminą dar nusipirkti. Laukiu, kol atsidarys Sport Direct. Važiuot pasižiūrėti. Variau vėl tik į Maxą. Man reikia dieninio ir naktinio kremo ir va. Imsiu šitą.
gera firma. Christian Denton. Kainavęs 109, dabar 20 svarų. Šitas irgi geras yra, bet šitas stipresnis yra. Šitas yra stipresnis. Šį ir pasimsiu. Dar va užmačiau irgi. Šitas va irgi turėtų būti fainas. Kainavęs tam 7, dabar 8. Pasiemu šitą. Number 1 eye care. Kem 8, kainavęs dabar 10. Pabandysiu šito, dar nebandžiau. Tokių mažų tweezer. Nusipirksiu, pabandysiu. Gal bus visai patogu, nes man šiaip patogu mažesni. Aš kada dirbu, pešioju, tai man patinka mažesni, bet čia toks dar mažesnis. Ir klientė sako, su mažesniais, kaip aš pešioju, mažiau skauda. Nežinau, kodėl tai įtakos turi. Pabandysiu. Žiauriai patinka tik Max'e, sakau, randi labai visokių gerų dalykų. Reik turėti laiko ir biškį pasižiūrėti ir pasitikrinti internete visą laiką prieš perkant. Kokių mažiukų. Galvoju, kad noriu nusipirkti mačios kažkokią sirupą. Šitas toks fainas, vat atrodo, bet jeigu bus neskanus ir toks didelis butelys, ir pamačiau, čia tokie mažiukai yra, kaip čia 5 skoniai, gal pasimt pabandyti. Yra visokiausių, čia ir kavai daug plačiai, bet mango yra. Šitas atrodo toks fainas, bet gal geriau pasimsiu šituos, va, 5. Tai bus paragauti visokių skonių. Parlėkiau iš didžiosios Tesco, buvau tik į Max'e dar užliekusi, tai greit parodau, ką prisipirkau, nors aš dabar galvoju, mano visi vlogai tik tais, aš nežinau, šį mėnesį tik tais apie apsipirkimus, nes kažkaip labai daug visko atrodo reikia, nes ir vaiko mokykla iškortėja, tai vaikui pripirkau daug visokiausių rūbų, kaip visokiausių, juodų rūbų, nu va, čia kojinės, pirkau, nes buvau dar užliekus ir į Džordžą, nupirkau jam šortų, kaip ir rodžiau, blizonų, paėmiau po kelis, vieną ten didesnį, 5-6 metų, kitą paskui radau mažesnį kitoj parduotuvėj, 3-4, jam 4 metai yra, bet aš jam perku 3-4, nes jam tas 5-6, nu taip, realiai labai panašus, nu gal šiek tiek didesnis, tai kaip ir sakiau, įdėsiu į džiovyklę ir susitrauks. Nieko tokio daug, tai čia nieko tokio aš nelabai pergyvenu. Ai, va dar šitos toks striukės ieškojau aš tokios neperėjamos, kad galėčiau darželyje. Sekundėlę, pas mane deliveris. Nutraukė mane deliveris, vėl važiavo. Nežinau, kažkas čia man atėjo. Tai, ai, ko aš dar jam pripirkau? Nu tai kelnių, tai kalną. Pripirkau čia jam į tą, kaip ir sakiau,
Kūno kultūra penktadieniais bus, pi, vadinasi, šortų paėmiau. Šortų paėmiau, tas kargo radau, bet irgi išmeros, nežinau, 4-5 metų. Kitok mažesnės nebuvo. Čekio neišmečiau. Jeigu kartais būtų per didelį jam, ai, realiai paliksiu kitiems metams, kam čia man vežioti. Čia yra vat, sagutės šone, tai gali sutraukti. Gal ir bus geri, nežinau, va tokie. Aš jam paėmiau paprastus šortus 2 ir 2 su kišenėm. Tiesiog reikės pamatuoti. Tai va tiek. Ai, dėl šitos striukės sakiau, jo, važiavau, kad jam būtų darželį, kad turėčiau palikti, nes kiek žiūrėjau, visos buvo labai storos, o vis tiek rugsėjas, spalis pas mus dar būna pakankamai gražus ir, nereikia su to pašildinimu tokiu viduj, kad būtų, tai ir šitą striukę ją atiduosiu, paliksiu nuo lietaus tik 10 svarų ir irgi 3-4 metų ėmiau, nes jam, didelis dar būna. Tai va tokia paprasta labai, bet manau, kad bus labai faina, kad juoda. Į lauką išbėgti tenais, aš įsivaizduoju, koks jisai grįž. Tai va labai gerai, kad jau užėjau į tą Džordžą ir radau, nes buvo didžioji Tesco striukė, bet jinai buvo su labai viduj tokiu pašildinimu, tai nepirkau. Nu va, čia kalnas vaikui rūbų. Jau ne pirmą, jau nežinau, 3 kartą, kiek aš jau čia jam perku. Kaip biškai aš jums padėsiu, va gal taip, kad mane matytumėt labiau. Taip, ką aš čia dar nusipirkau, aš jau prisėsiu, nes aš išvažiavau šiandien, vaiką vežiau 8 valandą, tai biškai po 8 vaiką palikau darželyje ir kiek dabar yra? Po 12:15 aš grįžau tik dabar namo. Tai, čia jau kalbėjau parduotuviai, pasiėmiau tą akių kremą, tipo numeris 1 akių kremai, kaip čia, eye care, number 1 eye care, tai tipo liftina tiek čia, nežinau, aš šiaip kremais nelabai tikiu, kad jie kažką ten, gal, aš manau, kaip čia, kad jie nepakels, jau ten kas yra nukritę toje aky, bet gal toks prevent, kad daugiau gal kažkaip, nežinau. Nežinau, vis tiek perku, nors nelabai aš jį tikiu, gal sakau, nežinau. Ar jis čia veikia, neveikia, kaip sakant, jeigu tu jau ten reikia kažką akis kelti, tai tiesiog aš manau, kad įsipjauti reikia ir pasikelti. Tai, bet nusipirkau. Dar irgi labai toksai pritraukia, kad yra kainavęs 48 svarai, tikrai aš pasižiūrėjau, visąlaik pasigūglinu ir kad nemeluoja, kiam 8 svarai, o dabar jisai kainavo tik tais 10. Tai labai fainai, reikės pabandyti. Tai šitą pasiėmiau, irgi va tą kremą iš tos pačios firmos, kaip ir jau rodžiau parduotuviai. Šitą aš jau ne pirmą kartą perku. Tai irgi, sakau, kainos labai fainos, 109 kainavęs, už 20 svarų dieninis naktinis kremas. Šitą pasiėmiau, ką čia dar, čia nagų dildės. Va, dar dantų pastos pasiėmiau irgi, 4 svarai, ekodentą, va tokią. Šitą irgi pasiėmiau. Čia man reikėjo to blušo ir pamačiau ir prisiminiau, kad mano bronzantas yra, tas, kur darau veido kontūrų. Tai nusipirkau va tokį setą, nežinau, kiek jisai čia geras, nemanau, kad šis gal labai geras, bet pakuotė labai faina, pasiėmiau, pasibandysiu. Tai tik tais 5 svarai. Blušas, highlighteris ir bronzantas. Tai va tokį pasiėmiau dar, pasibandyti. Lūpų pieštukai. Irgi kainavę 15, dabar tik už 5. Tokios gražios spalvos nūdinės.
Tai manau turėtų man tikti. Ir mačios sirupų. 5 mačios sirupai. Tik į Maksą šituos pirkau. Gerai pažiūrim, kas čia per siuntinys dar man atėjo. Neįsivaizduoju. Prisisakai ir nežinai, iš kas čia atėjo. Ai, čia aš pirkausi iš TikToko. Norėjau ne tą spalvą, aš jau galiu iš karto siūsti ir... Norėjau tokį baby blue, sakyti, setą. Ir aš turbūt netyčia paspaudžiau ant beige spalvos. Čia vat maikutė ir kelnės tokios treninginės, bet aš nenoriu tos spalvos, tai aš tiesiog iš karto net nėra čia ką žiūrėti ir siūsiu aš atgal. Aš tų beidžių rudų visokiausių dabar prisipirkus. Ir tik į Maksą pirkausi kelnes. Nieko gero, medžiaga iš TikToko aš pirkausi. Nebent padarysiu video ir... Nes man irgi čia. Aš biškį ir TikTok'e pardavinėju rūbus. Tai vat, nusiperki, jeigu parduodi vieną, ten būna priklausomai nuo siuntėjo, kas parduoda, jeigu aš parduodu iš savo puslapio, ten 1 ar 3 ir man nereikia grąžinti, tai man jie palieka tą prekę. Bet reikia parduoti, nes jeigu tu neparduodi prekės, tai turi grąžinti. Ką čia? Ai, čia Teskiai nusipirkau lenkiško kefyro. Turbūt lenkiškas, gal net nežinau kefyrų, gal čia net ne lenkiškas, nežinau, žodžiu, kefyras. Kefyras, pienas, nieko čia ypatingo. Čia yra, aš dabar pirkausi paskutinį kartą Aldi. O, jau reikia būtinai dėti į kamerą, nes jau ištižau. Va, ir bandelių visokiausių nusipirkau. Aš pabandžiau šaldytus krosanus. Tai man žiauriai patiko, tai aš dabar prisipirkau ir su almond visokių bandelių krosanų. Į kamerą įsidedi, paskui sakau į Ninzę. 12 minučių ir skaniausios šviežios bandelės. Čia vaikui paimta pupelės, mano vaikas labai mėgsta pupeles, tai paėmiau pupelio šiam, jis grynas anglas, jis valgo anglišką tik maistą, jack potatoes, tos bulves, visokios, žodžiu, angliškus, vat irgi sweet cornus labai pradėjo valgyti, kur seniau. Bet ką darysiu, tik tai sakydavo, kad nedėt kukurūzų. O dabar, man atrodo, prieš porą dienų išviriau, vyras valgė, paragavo vieną, kitą ir paskui pasiėmė, paprašė perpjauti ir realiai suvalgė visą tokį, tai vat nežinau, kas pasikeitė pas jį, pradėjo valgyti man kukurūzų. Tai labai džiugu. Jogurtą pasiėmiau irgi kažkokį naują Danon. Čia yra blueberry cheesecake. Taip, naujas kažkoks, dar neragavau tokio. Pasiėmiau, čia 4. Šitie. Vaikui sasyskų paėmiau, aš tai tokių dalykėlių nevalgau, jau seniai man tų sasyskų 100 metų man jų nereikia. Aš tik tais dėl vaiko vaikiškų nuperku. Nesuvalgo, aš metu lauk, man kažkaip nei skanu, nei, nežinau, silkės pasiėmiau, nežinau kodėl, aš šiaip niekada jos neperku, bet kaip išvažiuoja Alkana į parduotuvę, tai taip ir žinokis, prisiperki visokių dalykų, kur, nežinau, bet gal bus skani, nežinau. Varškės pasiėmiau lenkiškos ir pasiėmiau faršo, tai jautienos ir vištienos. Pasiėmiau ir viskas, nes nusipirkau tik į Maksę tokių makaronų, kur ir Lietuvoje mes kišdavom, mama kišdavo į faršą, į tuos tokius stambesnius makaronus, toj parodysiu. Kažkur su vaiku tik į Maksą mes buvom kažkuria tai dieną, tai paklausiau, sakau, ar valgysi, tai va tokie. Tikrai lietuviai žino,
aš atidžiau prikišiu, pabandysiu, gal kartais patiks jam. Tai va tiek, einu greitai valgyti kažką, nes eisiu dirbti. Kiek čia man liko? Valandą laiko dar. Ir pradėsiu dirbti. Tai va tiek. Aš sakau, mano vlogai dabar visi realiai, čia visokiausių rūbų prikabinta, apie apsipirkimus, atostogos, vat lagaminą ieškojau irgi, nes galvojau, kad kažkaip turiu lagaminą, nežinau, kur mano tas vienas lagaminas dingęs, galva nedirba, man iš vis atmintis po gimdymo taip yra suprastėjus, kad aš neatsimenu, kur mano daiktai. Nu, realiai, jeigu ant stogo nėra, aš ant stogo, ten ant lofto susikeliam, vakar buvau užlipusi, jeigu reiškia nėra, tai reiškia gal išmečiau, gal nežinau. Tai va, tai reikės lagaminą dar vieną, vakar Amazon pasižiūrėjau, yra ten po 30 svarų, man atrodo, nukainuoti tokie lengvesni, nes pas mumis tai yra tų lagaminų, gal 4 dar vyro, bet jie tokie sunkus, jie tvirti, žiauriai geri, tokie kokybiški, bet jie žiauriai sunkus, aš galvoju, gal kokie 6 kilai gal net sveria pas lagaminas, tai nu nesąmonė, nors ir taip didesni tie lagaminai jau sveria daugiau. Dabar čia aš tik Maksą pirkau, man atrodo, praeitais metais prieš Egiptą, man atrodo, mes skridom, ar Maljorką, neatsimenu. Skridom, tai pirkausi, tai jisai sveria 3,5, nu tai toksai vis tiek ne 6, kad ir ten tie keli kilai, bet kaip skrendi atostogų, tai yra vis tiek svarbu, kiek tas lagaminas. Jeigu mums 20 kg, nors mums, sakau, šį kartą mes labai gerus bilietus nusipirkom su Sun Express oro linijom, tai jie ten duoda daug, 20 kg žmogui, paskui 8 kg prie gali mažiukas tas lagaminas ir 4 prie savęs kaip tašė, tai galima daug ten visokiausio pasimti, tai sakėm, imsimės didelius 2 lagaminus, turėtų mums užtekti. Kad būtų patogiau tiesiog atiduodi oro uoste, nes ir vaiko vis tiek vežimą imsiu savo sportinį, nors jau jam ir 4 metai, bet jisai dar man sėdis, toks, kai sakau, mano vaikas sumažintas yra, ne mažiukas jisai toksai, tai jisai ir jaučiu dar ir pietų pakris pamiegos tam vežime, nes mes per Kalėdas, va, Egipte buvom, tai jis man, sakau, vežime pakrisdavo, dar miegodavo ir po 3 valandas išmiegodavo, tai paskui ten iki 2 nakties sėdėdavo maiško. Bet kai tėvai nori pasėdėti ramiai prie baseino, tai ir leidžia 3 valandas pamiegoti. Bet tai nieko, ten tas laikas skiriasi, tai ten tas 2 valandos pas mūsų būdavo gal ten 12. Tai atostogos aš nelabai pergyvenu, nes šiaip tai pas mus labai, aš taip griežtai su miegais, su grafikais, kad pas mane jau turi 9 valandas miegoti ir ne kitaip. Nesvarbu, ar savaitgalis, nesavaitgalis, griežtai miega jau 9 valandą turi miegoti. Nes paskui darželį įsimuša ritmas, ten vieną dieną leidi vėliau nueit miegoti, tai ne. Bet ir jis pats kažkaip nėra, kad jis norėtų ten nueit vėliau, jis yra taip įpratęs ir tiesiog jis jau pats mažiukas, atsimenu, būdavo, pasimdavo savo tokį zuikį ir eidavo į viršų ir miegoti, jau jo būdavo laikas, jis eidavo miegoti. Tai va taip, nežinau, esu prifilmavus labai daug medžiagos, visokiausios, bet realiai tik apsipirkimai, parduotuvės, važiuoju, siuntiniai kažkokie, toj prasidės pakavimai rūbų, tai nieko daugiau ką. Nu, parke buvom čia savaitgalį su mama, tai irgi pafilmavau, matysite, turbūt nežinau, ar po šito video įdėsiu, reikės sumontuoti visus. Ir viskas. Šiandien penktadienis, jo, rytoj šeštadienis, rytoj važiuosim pas mamą. Mama sakė, šašlykų iškeps, tai važiuosim pavalgyti. Dar rytoj irgi vieną klientę turiu, šiaip šeštadienį savaitgaliais aš nedirbu, bet jau čia tokia emergency, kai paprašo. Nu tai, kaip sakant, vieną kitą galiu paimti ten, padažyti greitai, kol vaikas yra namuose, jis tokiam minučių man ten pabūna, ilgesnėm procedūrom tai aš neimu po kol kas. Tai va tiek, dabar po kol kas iki kito karto, nežinau, kur nuneš šitas video, kur reikės sumontuoti, nes sakau, tiek visokie, labai daug turiu, daug tokių, tai ten buvom, tai softplay buvom su vaiku, tai parke buvom, tai apsipirkimas, tai greičiausiai tokiom dalim ir sudėsiu visus tos video, kur esu buvusi į vieną, turbūt sudėsiu, nes, na, tai tiek. Kažkuriam video norėjau parodyti jums kokį pieną, buvau radusi
tam Veitrose ir dabar radau Amazonėje užsisakiau, dar ir pigiau, aišku, Veitrosas visą laiką ten kainas jau įsikėlė, tai nusipirkau visą pakuotę, šešias pakuotės, nežinau, kiek. Realiai neatsimenu, 13 svarų, neatsimenu, kad mudros po svarą 80 gavosi tas pakelis, o Veitrose mokėjau 2,50. Nu tai nelabai ten daug skiriasi, bet kaip daugiau jame ir jaučiasi. Tai norėjau parodyti, kokia faina kava ir skani, tikrai skani, gal tik tais daugiau saldesnė gaunasi. Palaukit, pakelsiu aš jūs, toj vanduo mano pasibaigė. Tai kas mėgsta tokį biškį kažkokį skonį, tai skanu, man tai labai patiko. Ir užsisakiau aš, sakau dabar, toj sekundėlę, greit vandens prisileidžiu. Ir parodysiu, labai fainas spalva gaunasi. Va. Pasidarysim mes, kokios latė gal ar, čia biškai per daug pripyliau turbūt, ir kapučino, gal kapučino darausi. Jo, kapučino. Nu va, skanusis pienukas. Dar būtų įdomu pabandyti, gal būtų galima dėti tuos sirupus ir į kavą, mačios sirupus. Manau, kad nieko jie nesiskiria, ten kavos sirupas ar kavos sirupas, ar tos mačios sirupas. Noriu pasižiūrėti man su ChatGPT pasiklausti. Nu va, pasidarau kavytės, eisiu pavalgyti ir viskas. Aš mėgstu stiprią kavą. Tai aš visą laiką pasidarius, kad man dar ekspreso ant viršaus užpiltų. Nes šiaip tai jeigu silpna, tai jau viskas būtų nustoję daryti, bet man jinai per sapna tokia. Aš visą laiką, ar kapučino, ar latė darausi, visą laiką ekspreso šotą. Man atrodo, net dvigubą šotą. Gal kapučino single šotą esu pasidarius, bet kada ryte geriu, tai dar dvigubą ekspreso. Jo, čia single. Nu va, mano kavelė. Einu valgyt kažką ir atsigert kavos. Tai žinokit, paklausiau ChatGPT, ar galima maišyti mačios sirupus į kavą. Tai tipo juoda kava tai nelabai skanu, nes gali būti tas kartumas, bet į latė, į tos kapučinus tai tikrai galima. Tai pabandom. Tik dabar man reikia atidaryti. Kažkaip čia užklijuoja iš visų pusių. Tai dabar galvoja, kokiu čia man skonį pasibandyti. Pienas pistacijų. Bet tos pistacijos ten nelabai jaučiasi, jo, nežinau, nėra, kad labai jaustusi smarkiai. Tai dabar galvoju, koks čia yra. Čia yra zero proof. Mokos raspberries. Jaučiu raspberries, o ne? Pistacijos, vanila, nu dar vanilinis,
Šiaip visus reikės išbandyti. Blueberries ir čia strawberries. Visos realiai prie šitos pistacinio to pieno turėtų tikti visos. Reikės pabandyti ir mačos paskui man pasidaryti. Nu tai bandomės gal kažkaip raspberries labiau noriu pabandyti. Labai mažai atseit reikia pilt. Nors iš tikrųjų aš pat nepaskaičiau, kiek čia reikia pilt. Man čia GPT sakė pusę šaukštelio pabandyti. Nu tai ir pabandom, nežinau. Nieko čia nerašo, turbūt palei skonį ir pili. Oi, kvepia tai gerai. Kvepia labai gerai. Nu, tokį šaukštelį. Atsisėdau, gal biškį pamontuosiu video. Nežinau, kiek spėsiu, realiai ne kažką aš turiu. Kem 5 minutės, tai nieko čia ir nesumontuosiu. Dar nesu tas profas, kad labai greitai sumontuočiau. Tai užtrunka man labai ilgai. Dar galima. Jo, kažkoks kartumas tais, gal čia nuo to pieno. Nu dar biškį, pilsim dar šaukštelį. Tai va taip, daugiau nieko. Nu va, dabar gerai. 2 šaukšteliai jaučiasi avietės. Nu tai skanios kavelės, kaip ten sako ta tiktokerė, dabar instagramerė, pamiršau vardą jos. Skanios kavelės.